Sveiki. Man anksčiau Aldas sakė, kad vienyje nėra vertinimo, nėra gero, blogo. Nėra to. Ir man tai buvo sunku suprast, nes kaip tai nėra. Žmogus turi skirtingus įgūdžius. Vienas turi gerus įgūdžius, kitas tų įgūdžių, pavyzdžiui, neturi. Tarkim, jeigu žiūrim ten šokius arba paprašiau, kad suprastumėt, tarkim, sportą. Vienas sportininkas yra su stipriais įgūdžiais, o kitas silpnais ir nepasiekia rezultatų. Ir tas geras, tas blogas. Bet kai esu vienyje, aš suprantu, ką reiškia, kad nėra nėra gero, blogo. Ir iš vienio pusės tas vienodai yra nerealiai nuostabus sportininkas su lėvais rezultatais ir taip pat sportininkas su labai gerais rezultatais. Vienodai. Nes kas tai rezultatai ir kam jie? Nes vieni nėra tai, kad kažkokie rezultatai nustato kažko vertę arba nebuvimas jų. Ir tai taip išlaisvina, kad aš net žodžiais negaliu pasakyti. Nes aš visą gyvenimą sukuosi tarp šokėjų bendruomenės. Ten yra ir konkurencija, ir vertinimas. Ir Valdas sako, nuolat kvepuos konkurencijai į nugarą. Ir visą laiką aš kažkokiam tokiam strese, kad čia treniruotis, kad čia geriau, visą laiką geresni atsiranda, visą laiką ten, kad tik geriausius projektus daryti, visą laiką ant to lyginimo save, ar mano šitas projektas yra tikrai geras. Kosmosas, ant tokio streso, dabar, kai aš taip atsitraukiu ir tiesiog visų pirma, pradedu kuo toliau. Ta prasme, kai esu vieni, tai nustojau vertinti kitas kolegas, kitus šokėjus, kas ten lėvai daro, kas ten gerai daro. Nors protas supranta. Mano protas žino techniką, žino, kažkas daro kažko. Ne techniškai arba kažką techniškai. Bet iš vienio pusės ten nesvarbu. Žmogus su technika yra tai toks pats nuostabiausias pasaulyje, kaip ir žmogus, be technikos, atvirkščiai, žinot. Tai yra, tai ant tiek išlaisvina, kad aš net, wow. Ir tai nereiškia, kad aš dabar turiu mažiau motyvacijos treniruoti savo fizinį kūną. Kaip tik atvirkščiai. Aš dėl to, kad aš paleidau tą tokią įtampą, aš pastebėjau, aš iš vis turiu kosminę kažkokią energiją. Man sunku užmigti, aš galėčiau non-stop toj salėj būti. Ir aš net stebiuosi, ant kiek mano kūnas per šią savaitę treniruočių, ištvėrė. Tiesiog, tai atsiranda tokia laisvė, tokia energija, nes tu nebeturi nieko vytis. Nes aš suvokiu, kad per šitą fizinį kūną aš galiu išreikšti unikalią kūrybą, unikalias idėjas. Tiesiog nepakartojamas. Kaip ir kitas žmogus irgi turi tokią galimybę. Ir tos idėjas mano ar kito žmogaus, kūryba mano ar kito žmogaus yra tiesiog, nepalyginimo. Tai lyginti tas pats kaip, aš nežinau, paukštį su žuvim. Tiesiog žuvis yra nuostabus reiškinys, paukštis irgi. Čia yra ant tiek, nežinau, toje vienio būsenoje. Ir tai yra vienis, tai yra viskas viena. Ir nėra jokio vertinimo, nėra jokio blogas, geras. Ir tai duoda tokią laisvę, tokį džiaugsmą. Nepasakysiu, kad protas neįjungia judginimo, vertinimo,
kritikos savo arba ten aplink. Protas pas mane įsijungia, aš jį atpažįstu, bet aš labai džiaugiuosi, kad aš galiu išjungti gan greitai. Atsitraukti į vienį. Kartais galbūt man šiek tiek užtrunka laiko, bet šiaip galiu. Ir atsitraukus, aš viską aiškiai pamatau. Tai yra toks įsitraukimas ir atsitraukimas. Bet aš labai džiaugiuosi šitų atradimu, nes kosmosas. Aš labai džiaugiuosi mano kūryba ir mano veikla išeis į kosmosą. Ir aš dar atsimenu paskutinį dalyką, ką noriu pasakyti, aš kai tik su Valdu pradėjau dirbti, jis sako, kai įsivieni, pasikeis tavo energija, tavo salėse bus tiek žmonių, kad tiesiog netilps. Ir dabar rugsėjas, atėjo naujas sezonas, yra tiesiog sausakimšos salės. Tiesiog jau nebetalpinu žmonių ir aš turiu atidarinėti naujas grupės, kad jie tilptų. Ir tiek. Ir ateinu į treniruotę, aš tiesiog, nežinau. Aš net nežinau, ką žmonės traukia. Bet, nežinau. Aš manau, kad jie tiesiog maudosi mano meilė, kad jie netreniruoja. Tiek. Norėjau pasidaryti.